Adamonis iš Londono, taip, linkėjimai Londonui. Ir Kęstutis yra osteopatijos specialistas, tai tokia labai mažai kam pažįstama iš tikrųjų sritis. Tai manau, kad bus labai įdomu ir aktualu, juolab, kad skausmo gydyme tikrai tenka susidurti ir nesenai teko būti Latvijai pas kolegas, tai ten vienoje skausmo klinikoje dirbo osteopatai ir tikrai tai yra tokia, sakykime, savo vietą atrandanti galbūt sritis. Tai vat tada prašau, Kęstutį, bus pranešimas holistinio osteopatijos perspektyva gydant apatinį nugaros skausmą. Puiku. Ar matot mano skaidres? Matom. Taip, matom. Puiku. Tai ačiū už pristatymą, ačiū, kad pakvietėt mane. Manau, kas būtų naudinga, tai tiesiog trumpai pristatysiu save, kad aš baigiau medicinos studijas visų pirma Lietuvoje prieš beveik 10 metų. Ir mane gyvenimas atvedė į osteopatiją dėl to, kad aš medicinoje neradau to, ko atrodo ieškojau ir to fokuso į sveikatą. Labai įdomu, taip paradoksaliai žiūrint į mūsų kalbą, kad ligoninė, ar tai Lietuvoje, ar Skandinavijoje Siuhus yra toksai kaip ligos namai, bet ne sveikatos namai. Ir man toks buvo ieškojimas, kaip padėti žmonėms atrasti sveikatą, ne tik tais gydyti simptomus ar atlikti operacijas. Ir aš atradau save osteopatijoje, atvykau į Londoną prieš 9 metus. Baigiau tenais 4 metus dar osteopatijos mokslų ir šiuo metu aš taip pat jau prieš porą metų pradėjau mokinti osteopatijos tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, tiek Indijoje. Ir taip pat atsidariau savo kliniką Londone neseniai. Specializacijos mano yra įvairios, mūsų lėtinis skausmo gydymas, taip pat akušerija ir ginekologija, ar tai funkciniai, ar tai skausmo problemos ir sporto medicina. Ir mano vizija yra padėti žmonėms išsilaisvinti iš skausmo, padėti pagerinti gyvenimo kokybę, judesio funkciją, išmokinti būdų, kaip padėti žmonėms apsisaugoti nuo skausmo pasikartojimų ateityje ir taip pat skleisti osteopatijos žinias, ar tai sveikatos priežiūros specialistams, ar tai daryti mokslinius tyrimus, nes osteopatijai dar to šiek tiek trūksta. Ir galbūt nuo ko būtų šaunu pradėti, tai tiesiog nuo tokio lengvo įvado į istoriją, keletą akimirkų, kad susipažinti, iš kur tai atsirado. Osteopatija atsirado iš Amerikos prieš 150 metų dėl asmeninės traumos, nelaimės. Dažniausiai nauji išradimai atsiranda, tai buvo gydytojas tuo metu Andrew Taylor Still, kurio vaikai susirgo stuburo meningitu ir numirė 3 vaikai ir tada jo žmona dar mirė gimdydama. Ir jisai, būdamas gydytojas, tuo metu galvojo, kad šiuo metu medicina kažkaip neveikia, kaip aš norėčiau, kad neveiktų. Ir tada jisai ieškojo būdų, kaip būtų galima kitaip pasižiūrėti į sveikatą. Žinoma, tuo metu, kad žmonės būdavo gydomi gyvsidabriu, nepadėdavo. Meti monetą ir 50-50, ar žmogus liks gyvas ar numirs. Bet jisai matė žmogaus kūną labai mechaniškai kaip inžinierius. Jisai galvojo, kad kūnas yra kaip vienas mechanizmas labai glaudžiai susijęs. Ir jeigu mes norime padėti žmogui atrasti sveikatą, yra svarbu, kad visos kūno struktūros, tiek skeleto raumeninės, kaulai, sąnariai ir ant kurių yra pasikabinusios fascijos ir organai, turėtų būti darniai sujungti. Ir jeigu mes turime kažkokių tais disbalansų, tai iš to atsiranda sutrikimai funkciniai ir galiausiai ligos. Ir Amerikoje šiuo metu tu gali tapti gydytoju kaip DO, kaip Doctor of Osteopathy, arba MD kaip Medical Doctor, yra lygiai tas pats statusas gydytojo. Tačiau Europoje, kadangi tai atkeliavo šiek tiek vėliau, osteopatija yra daugiau kaip tokioj privačiam sektorėje, daugiau žmonės vis tiek gydo pacientus su kaulų raumenų sistemos problemomis, bet pamažu jinai auga ir mano tikslas yra atvesti osteopatiją Europoje į tą pačią viziją, kur buvo gydoma Amerikoje ir integruoti kažkaip tais osteopatiją į bendrą medicinos sistemą. Ir aš manau, kad Lietuvoje mes turime daug galimybių čia. Ir jo viena žymių citatų yra, kad atrasti sveikatą turėtų būti gydytojo tikslas, nes bet kas gali atrasti ligą. Ir šiandieną mes kalbėsime apie nugaros skausmą ir pažiūrėsime tokią galbūt kitokią perspektyvą, šiek tiek holistiškiau, kaip pasižiūrėti į skausmą, bet ir iš kur jisai atsiranda, kad jeigu mes galėtumėm padėti pašalinti tos priežastinius biomechaninius veiksnius, galbūt galėtumėm padėti geriau pacientams susidoroti su to skausmu. Kada tu atsidarai mokslinius tyrimus, straipsniuose, dabar up to date pasižiūrėjau,
mes žinome, ne, kad nugaros skausmas viena dažniausių skausmo problemų yra beveik 84% turės tą skausmą nugaros bent kažkada savo gyvenime. Ir dažnai tai yra matuojama kaip nerimta problema, nes apie 80% skausmo atveju susitvarkys savaime per 7-8 savaitės. Bet kas darosi toliau įdomu, kad kas antras žmogus turės pasikartojimą per pusę metų ir 70% turės pasikartojimą per metus ir per 2 metus apie 10% turės lėtinį nugaros skausmą. Ir štai kyla klausimas, kodėl tai atsiranda, ir tas tuščios kiauros padangos iliustracija iliustruoja tą tokį vaizdą, kad mes dažnai žiūrime į skausmą labai lokaliai. Pavyzdžiui, jeigu skausmas nugaros yra kaip važiuoklės problema, mes turime padangą, išsileidęs oras mes pripumpuosim padangą, kol padanga pripumpuota vėl važiuosim gerai, bet kai vėl pradės leistis, vėl atsiras tas pats, ta pati trintis, dirginimas ir vėl skausmas. Ir mes tarsi nežiūrime į tos tokius priežastinius biomechaninius veiksnius, bet mes žiūrime į tą tokią lokalią gydymo formą. Ir aš manau, kad osteopatija čia to ir skiriasi, kad osteopatija žiūri į kūną kaip tarsi tu būtum kūno inžinierius ir tavo tikslas yra padėti atstatyti viso kūno balansą ir nukrauti tas vietas, kurios persidirba ir sukelia nugaros skausmą. Ir kitų, aišku, kitas skausmo problemas. Kada mes turime osteopatijos konsultaciją, mes bandom atsakyti 3 klausimus. Ką skauda, kodėl skauda ir kaip tai spręsti. Ką skauda, žinot, mes kaip medicinoje esam pratę, ieškok blogiausio, bet tikėkis geriausio. Tai čia jau jūsų yra, kaip sako, bread and butter, jūs tai darot kiekvieną mielą dieną, ant to mes neužsistosim, bet mes žinom, kad turime 4 pagrindinius diagnostikos žingsnius. Norim įvertinti, ar tai yra rimta stuburo patologija, išklausimų, pavyzdžiui, tai pavyzdžiui, ar tai gali būti koks arklio uodegos sindromas, lūžiai, mes galime juos atmesti, onkologiniai susirgimai, stuburo infekcijos ar reumatologiniai susirgimai, kaip pavyzdžiui, Bechterevo liga, tas uždegiminis apatinės nugaros dalies skausmas. Tada mes judame prie nervų šaknelio dirginimo ir ar tai gali būti, pavyzdžiui, pažeistas nervas, ar tai yra dėl degeneracinių pokyčių, kas yra dažniausiai, ar dėl disko išvaržos. Įdomu dar pasižiūrėti į tai, kad kada mes turime tos tokius kaip osteofitus, vienas tai yra dažniausiai priežasčių, kas dirgina tas nervų šakneles, tai mes kaip medikai dažnai galim matyti, kad tai yra problema ir priežastis, bet jeigu mes žiūrim holistiškai, mes turim galvoti, kodėl kūnas nusprendžia tos osteofitus ten padaryti, dėl tos priežasties, kad tikriausiai ten yra per didelė mechaninė apkrova ir turime tada stimuliuoti kaulo augimą, kad atremti tą vietą, kuri yra per daug apkrauta ir tarsi kūnas darydamas savo gerą, dėl to, kad mūsų stuburo kanale viskas yra taip siaura, jisai padaro iš tikrųjų savo problemą ir tada atsiranda kiti skausmai. Tai vėlgi mūsų tikslas yra pažiūrėti, kaip mes galime nukrauti tą mūsų stuburą, nukrauti tas vietas, kurios yra per daug stimuliuojamos ir apkraunamos, kad išlaisvinti judesį ir apsaugoti net nuo to atsiradimo galbūt. Ir tada mes turime po to kitą žingsnį, tai yra, ar skausmas yra mechaninio pobūdžio ir jeigu taip, tai kas tą skausmą sukelia. Ir žinoma, jeigu viskas būtų paprasta, galvotumėm, ar tai yra fasetinis sąnarys, ar sakroilinis sąnarys, ar raumenų skausmas, tai viskas būtų lengva, bet dažniausiai mums pasitaiko toksai nespecifinis apatinės nugaros dalies skausmas, ypatingai kada mes turime lėtinį skausmą, ir tada čia bus įdomu pasižiūrėti, ką osteopatija gali pasiūlyti. Tai osteopatija ieško klausimo, kodėl. Ir mes žiūrime tada į kūno anatomiją, nes anatomija jinai turi, kokie kauliniai struktūros ir sąnarių paviršiai yra, pagal tai mes galime suprasti, kokia yra lokali biomechanika, kaip yra kūnas funkcionuoja kaip globalus biomechaninis mechanizmas ir pasižiūrėti, jeigu yra kažkur tais mechaninės problemos, kaip jas galime spręsti. Dažnai per savo mokymus aš klausiu studentų, ką turi bendro laikrodžio mechanizmas ir apatinės nugaros dalies skausmas. Ir ką svarbu yra suvokti, kad tinkamas laikas yra iš tikrųjų glaudaus mechanizmo rezultatas, kur yra mažos dalys juda, didelės dalys juda tam, kad sudarytų tokį kaip bentračio judėjimą, kaip vieną bendrą funkciją. Lygiai tokiu pačiu principu, jeigu mes turime apatinės nugaros dalies skausmą, jeigu mes matysime, kad nors viena zona tinkamai atlieka savo funkcijos globaliam mechanizme, tai sukels didesnį trintį, kas ves į uždegiminius procesus ir į skausmą.
Tai vadinasi, kad mes turėtumėm sveiką nugaros zoną, mes turime pasižiūrėti tą glaudžiai susijusių biomechaninių ryšių sąsają ir žiūrėti, kaip mes galime tai spręsti. Tai turėjau tokį iššūkį pažiūrėti, kaip visą tai pristatyti per tokį trumpą pranešimą. Dažniausiai tai mokamos dienas ir metus, o mes turime galbūt 10 minučių šitą dalį aptarti, tai pabandžiau rasti būdą, kaip iliustruoti tai, kad būtų aišku ir suprantama. Mes žinome judesio plokštumas, yra sagitalinė, horizontalinė, frontalinė. Kiekvienoje plokštumoje mes turime atitinkamus judesius. Kaip sagitaliniai turim fleksiją, ekstensiją, horizontalioje rotaciją, frontaliniai plokštumoje turime šoninės fleksijas. Tai galime paimti bet kokį sąnarį. Kada mes kalbame apie mūsų sagitalinę plokštumą, mes žinome, kad apatinės nugaros dalis turi apie 60% fleksijos, apie 65 laipsnius fleksijos, 35 ekstensijos, bet mes matome, kad tas judesys nėra tik tais izoliuotas, bet vienoje grandinėje visos stuburo funkcijos, nes tada turim ir torakalinę dalį, ir kaklinę dalį, ir dar nematom čia klubo sąnario. Kada mes turime fasetinių sąnarių išsidėstymą, mes matome, kad kaulinės struktūros yra orientuotos sagitalinėje plokštumoje. Vadinasi, mūsų esminė stuburo dalis yra labai orientuota į fleksijos ir ekstensijos judesį, bet nelabai į rotaciją. Mūsų gyvenimas tapo daug labiau sėdimas. Vadinasi, kas atsiranda, mes daugiau gyvename tokį savo darbo gyvenimą sagitalinėje plokštumoje. Ir jisai yra daugiau vyksta fleksijoje. Fleksijoje, jeigu mes praleidžiam daug laiko, mes žinome, kad netaisyklinga laikysena yra susijusi su didesnė tarpslankstelinio disko apkrova. Jeigu mes statiškai stovim, bus apie 100% krūvis, jeigu mes sėdim netinkamai, gali padvigubėti beveik iki 190% spaudimo. Kitas dalykas, kas atsiranda, torakalinė stuburo dalis surigidiškėja, jinai praranda savo mechaninę funkciją. Vadinasi, jeigu jūs ką nors esate bandę turėti gerą laikyseną, vieną dieną atsikeliat ir galvojat, aš noriu turėti gerą laikyseną šiandieną. Ir po 5 minučių pastangų jūs jaučiat, kad nebegalite atlaikyti ir tarsi jūs pati gravitacija veda į žemyn į priekį, tikriausiai jūs turite slankstelinių pobūdžio restrikcijas, mes turime tarsi kovoti prieš kaulinės struktūras, negalim to atlaikyti, lenkiamės į priekį, kas yra to kaip požymis. Aišku, jau tai minėjau, krūvis padidėja į diską toliau. Ir antras dalykas, kuris atsiranda, mes turime iliopsoas raumenį, juosminį klubo raumenį. Ir kada mes ilgą laiką sėdėm, kas atsitinka su šitą raumenį? Jisai sutrumpėja. Dabar, kada iliopsoas raumuo sutrumpėja, kuris tvirtinasi tarp klubo sąnario ir juosminės stuburo dalies, kada mes pradame atsistoti ir vaikščioti, pirmoje nuotraukoje viskas yra tvarkoje, antroje nuotraukoje mes matome, kad iliopsoas tarsi traukia mūsų juosminės stuburo dalį į priekį. Dėl tos priežasties fasetiniai sąnariai jie yra didesniai ekstensijoje, kas skatina tų sąnarių didesnį trintį, kas po to veda uždegimą ir skausmą. Tai jūs dažnai galite pastebėti, kad pacientai, kurie turi tokį kaip fasetinio pobūdžio skausmą, jie kartais turi mažesnę ištvermę, tarkim, jie atsistoja, vaikšto, arba ten, pavyzdžiui, pastovė 10 minučių ir jaučia, kad skauda ir jie nebegali toliau judėti patogiai, jie turi taisytis, ieškoti geresnės pozicijos. Tai vadinasi, kada mes kalbam apie sagitalinės plokštumos darbą, mums svarbu pasižiūrėti, ar krūtininė stuburo dalis tinkamai funkcionuoja ir mes turime pasižiūrėti, ar juosminis klubo raumuo yra atpalaiduotas. Judam toliau. Kai mes kalbam apie horizontalinę plokštumą, mes žinom vieną dalyką, kad visoje juosminėje stuburo dalyje rotacijos momentą mes turim tik 5 laipsnius per visus juosmens stuburo slankstelius. Tai netgi mažiau negu po 1 laipsnį į kiekvieną pusę iš kiekvieno slankstelių segmento. Bet mūsų visas aktyvus gyvenimas, funkcionavimas, ar tai yra tiesiog vaikščiojimas, judėjimas, bėgimas, sportavimas, tiesiog vairavimas, vyksta rotacijoje. Bet dėl fasetinių sąnarių išsidėstymo, fleksija, ekstensija, mes matome, kad jeigu mes čia judinsim sąnarius į rotaciją, jie vienas kitą atsitrenks ir dėl tos priežasties mes turėsim labai ribotą rotacijos judesį. Kur mes galime kompensuoti rotaciją, tai yra arba iš aukščiau, arba iš žemiau. Jeigu judame iš aukščiau, mes kalbam apie torakalinę stuburo dalį. Apie 35 laipsnių rotacijos į kiekvieną pusę yra iš torakalinės stuburo dalies. Bet mes jau minėjom anksčiau, kad mes turim rigidišką torakalinę stuburo dalį dėl mūsų gyvenimo pobūdžio. Vadinasi, ta amortizacijos dalis jau nebeatlieka savo tinkamos funkcijos.
Kas tada atsitinka, mes judame į L5-S1 sąnarį, kuris yra vienas iš dažniausiai pažeidžiamų sąnarių, dėl ko? Dėl to, kad jisai turi didesnį rotacijos momentą. Vadinasi, jeigu mes rotuojam ir iš viršaus negalime kompensuoti, trintis padidės per daugiausiai rotacijos turintį segmentą, tai yra L5-S1. Ir dėl to tenais yra vienas iš dažnų skausmo šaltinių. Tada judame tolyn, kita kompensacija vyksta per klubo sąnarį. Ir mes turime apie 30 laipsnių vidinės ir apie 60 laipsnių išorinės klubo rotacijos. Mes turime klubo rotatorius, tai arba turime iliopsoas raumenį arba aduktorius, kurie į vidų rotuoja mūsų klubo sąnarį, arba išorinius rotatorius kaip iliopso, kaip periforinis kriaušinis raumuo, net glutėjus ir midijus ir dar kiti mažieji rotatoriai. Bet mes jau kalbėjom, kad sėdint iliopsoas raumuo irgi persitempia, vadinasi, ir mažėja iš karto amplitudė mūsų išorinės rotacijos, nes yra fiksuotas daugiau vidiniai rotacijai. Ir vienas iš testų, aišku, čia yra parodytas Tomo testas, kur mes galime pamatyti iliopsoas raumens įtampą. Ir tai yra labai dažnas dalykas. Bet principas, ką mes turim pamatyti, kad vėlgi dėl tų pačių mechaninių priežasčių, mes, kad pagerintumėm rotacijos funkciją horizontalioje plokštumoje viso mechanizmo, kad nukrauti trinti juosmenį stuburo dalyje, turim pasižiūrėti į krūtinės slankstelius ir mes turim pažiūrėti į klubo sąnario funkciją. Kada mes kalbam apie frontalinę plokštumą, mes žinome, kad turime irgi šiek tiek judesio juosmenį stuburo dalyje į lateralinę fleksiją, bet čia mes norėčiau pakalbėti daugiau apie kojų ilgių skirtumą. Savo praktikoje aš matau labai dažnai, kad pacientai turi kojų ilgių skirtumą. Mes turim jį kategorizuojama arba į struktūrinę, arba į funkcinę. Struktūrinis, tai žinom, kad yra tiesiog galbūt kažkokie kaulų ilgių skirtumai ir tai sutrumpina mūsų tą galūnę apatinę. Dažniausiai pasitaiko mano praktikoje funkcinis kojų ilgių skirtumas, kuris bus susijęs su sakroilijinio sąnario disfunkcija. Aišku, kodėl tai yra svarbu mūsų, jeigu kojos yra kaip mašinos ratai, jeigu mes turėsim vieną ratą, kur padanga yra nuleista, didesnė trintis atsiras važiuoklė ir staiga mes turėsim daug įvairių disfunkcijų, kur mes matome, kad tada apsikrauna daugiau ir trumpesnės pusės klubo sąnarys, kelio sąnarys, pati pėda. Kas atsitinka irgi įdomu, juosmenį stuburo dalyje, trumpesnėje pusėje, jeigu mes turime slankstelį vieną ir kitą, trumpesnėje pusėje slankstelis apatinis atsidarys į tą pačią pusę. Jeigu mes turim tarp slankstelinį diską, labai dažnai jisai tada išsigaups į tą pusę, kuri yra trumpesnė, mes turim nervų šakneles ir tai dirgins. Tai labai dažnai balansuojant kojų ilgių skirtumą, aš matau savo praktikoje, kad net tie žmonės, kurie turi tuos radikulopatijas, sciatika, sėdimo nervo uždegimą atpalaidavus mūsų tarpslankstelinius diskus, subalansavus mūsų kojų ilgius, mes galime pagerinti funkciją tarpslankstelinio disko, nukrauti dirginimą į nervų šaknelę ir taip padėti žmogui sumažinti ir skausmą ir pagerinti sensoriką. Toliau, jeigu mes matom sakroilinį sąnarį, judesys, jisai gal matos ir labai mažai juda, jis turi to judesio, bet jeigu mūsų sakrolinis sąnarys bus užstrigęs užpakaliniai rotacijoje, tai pakels mūsų tos pačios dalies koją į viršų, padarys ją prieš gravitaciją trumpesnę ir dėl tos priežasties mes turėsime trumpesnę koją. Ar galima atstatyti funkcinį kojų ilgių skirtumą? Aš su to dirbu jau daug laiko ir pagalvojau, kaip galima būtų tai objektyviau pamatuoti. Tai klinikoje mes turime pėdų plokštumas, kur mes galime matuoti, kiek procentų kūno svorio persimetant vienos pusės lyginant su kita. Ir buvo pavyzdys, mes turime kolegę, matuojam dešinį maleolusą, matome, kad jis yra šiek tiek aukščiau lyginant su kairiu. Matuojame priekinį viršutinį klubakulio dyglį dešinėje kairiai pusė ir matome, kad dešinėje pusė yra aukščiau negu kairiai. Yra tas mažas įtraukimas. Kada mes pastatom šitą žmogų ant pėdų plokštės, mes matom, kad kairėje koja yra apkrauta 47%, o dešinėje koja yra apkrauta 53%. Vadinasi, 6% daugiau kūno svorio keliauja ant vienos pusės. Jeigu mes turime žmogų, kuris sveria 60 kg, 6% kūno svorio bus apie 3 kg. Dabar įsivaizduokime, jeigu mes turime žmogų, kuris apie 20, 30 ar 50 metų nešioja daugiau 3 kg kūno svorio, jeigu 100 kg žmogus sveria 6 kg kūno svorio vienos pusės. Tai pradeda mums paaiškinti, kodėl trintis didėja trumpesniai kojos pusiai, daro įtaką ne tik apatiniai nugaros daliai, bet ir klubo sąnariams, kelio sąnariams ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, tada mes padarėm korekcinį gydymą per keletą minučių ir mes galėjom pamatyti, kad
maliolusai susivienodėjo, ASE susivienodėjo ir pasižiūrint į pėdų plokštumą mes matom, kad išsilygina. Vadinasi, labai lengvai subalansuojant mūsų klubakaulius, mes galime atstatyti mūsų kojų ilgių skirtumą, subalansuoti ne tik visas mechaninės grandinės, kurios daro įtaką ir apatinės nugaros daliai, ir pagerinti žmogaus savijautą. Ar galima atstatyti struktūrinį kojų ilgių skirtumą? Osteopatiškai tikrai ne, chirurgiškai galbūt dar taip, bet aš turėjau kitą atvejį paciento, kuris turi struktūrinį kojų ilgių skirtumą dėl lūžusio kaulo anksčiau, ir mums svarbu yra pažiūrėti šitas raudonas linijas. Tai yra tiesiog matome, kaip mūsų juosmeninė stuburo dalis yra labiau pirmoji nuotraukoje paslinkusi į tą trumpesnę zoną. Vėl po kelių minučių gydymo atstačius klubakaulius mes matome, kad jau jo kreivės yra normalesnės. Tai vėlgi, jeigu mes dar duotumėm jom kulno pakylą ir laikytumėm tokį balansą, nugaros segmentai nusikrautų ir jisai irgi turėjo nugaros skausmą ir jautėsi iš karto daug geriau tai padarius. Tai vadinasi, kalbant apie gydymą, frontalinėje plokštumoje mes turime subalansuoti kojų ilgius taip pat. Dabar toksai kaip trumpas gydymo pavyzdys, nes galvojau bus naudinga, čia bus toks įrašas iš mokymo, žmogus turėjo keletą čia skausmų ir kelio sąnario, ir čiurnos sąnario, ir nugaros, bet tai bus tokia kaip trumpa iliustracija parodyti, kaip tai atrodo praktiškai, nes atrodo, ar tai galbūt bus grubus gydymas, ar tai yra masažas, kas yra ta osteopatija. Tai aš šiek tiek ir pakomentuosiu jums. Mes pasimatavom kojų ilgių skirtumų šitam žmogui, matėme, kad dešiniai pusiai yra maliolusas aukščiau negu kairiai ir ASS, čia irgi mes matėm, kad dešiniai yra aukščiau negu kairiai. Tai jisai turi tą tokį įtraukimą dešinės pusės. Lengvi tokie tempimo judesiai atpalaiduoja klubakaulį rotacijai į priekį. MIT raumenų energijos technikos su labai tiksliu segmentiniu darbu padeda mums rotuoti priešingos pusės klubakaulį į užpakalinę rotaciją. Vos kelios akimirkos balansas. Atpalaiduojam juosmeninį klubo raumenį, randam įtampą, palaikom ir atsipalaiduoja. Kitas dalykas, mes pasižiūrim, kaip yra su klubo sąnariu. Vėlgi mes galime rasti restrikciją. Tokiais kaip pulsavimo judesiais mes galim pagerinti tiek klubo sąnario funkciją. Matėme čia, kad vėlgi rotacija yra į priekį kairiai pusiai, mes rotuojame užpakalinę dalį. Vėlgi nieko grubaus, nieko stipraus, lengvas gydymas tinka visiems net ir vyresnio amžiaus žmonėms. Čia yra rotacija į užpakalinę dalį, nieko sunkaus. Vėlgi prieš ir po matom, kad klubakauliai PSS yra subalansuota. Galim lengvai atpalaiduoti sėdmenų raumenis, gluteus medius šiuo metu, kriaušiniai raumenis. Vėlgi nereikia daug pastangų, daug darbo. Tikslingas darbas su fascijų įtampom, viskas atsipalaiduoja. Ir tada yra tokios net thrust technikos, HVT vadinamos, kur mes galime atpalaiduoti klubo sąnarį. Žmogus prieš, jau buvo judesys lenkiantis čia kelio ir čiurnos problemos žemyn prieš gydymą, yra sunkus apkrautas judesys, skausmas čiurnoj, po kelių minučių gydymo funkcija pagerėja, didesnis įtupstas, 9 metų skausmas čiurnos kelio sąnarėje ir nugaroje dingo po 20 minučių gydymo. O jisai bandė pas visus vaikščioti ir nerado niekur pagalbos. Tad toksai, jo, gal buvo iliustruotai naudinga. Tad kada mes susiduriam su apatinės nugaros dalies skausmo patiriančius pacientus, su pacientais, visiems būtų naudinga pasižiūrėti tą mechaniką. Vadinasi, mes turim užduoti klausimus, ar kojų ilgiai yra subalansuoti, ar krūtinės stuburo dalis atlieka savo tinkamą funkciją, ar nėra rigidiškumo, ar tinkamai veikia amortizacija, ar mes turime optimalią klubo sąnario funkciją, ar juosmeniai segmentai yra subalansuoti, atlieka savo tinkamą darbą, ar laikysena yra balanse, nes mūsų kūnas yra kaip vienas fascijų rinkinys. Jeigu mes turime rūbą, kuris turi raukšlę, mes žinosim, kad raukšlė temps kūną mūsų į vidų. Jeigu mes turime mūsų kūno kostiumą su savo fascijom pakabintom ant mūsų raumenų skeleto, jeigu mes turėsim bet kokias fascijų įtampas, jos mums temps į vieną pusę į kitą. Tai osteopatai yra tiek kūno inžinieriai, tiek lygintojai fascijų. Ir jeigu mes galime atpalaiduoti fascijas lengvai, žiūrėdami kūną holistiškai, mes galime padėti subalansuoti visą kūną kaip visumą ir padėti žmonėms su įvairiais skausmais. Ir kaip osteopatai mes turim tikrai šaunią poziciją sukurti terapinį santykį, nes yra daug edukacijos skiriama pacientui taip pat. Tai mes gydymo metu galim ne tik tais lokaliai dirbti, bet ir išmokyti technikų, terapinių pratimų, kaip išlaikyti savo sveikatą ilgam laikui,
galime gerinti ergonomiką aplinkos, galime išmokinti technikų, sumažinti emocinę įtampą ir būti pastoviai tokie kaip monitoruotojai, jeigu yra kažkokių tai rimtų problemų, jeigu atsiranda kažkokios raudonos vėliavėlės, mes galime pasižiūrėti, kaip mes galime padėti tai spręsti. Ir turėjau labai daug atvejų įvairių, kurie turėjo žmonės ir jau buvo užrašyti į stuburo operacijas, nes jie pas visus dėl nugaros skausmo ir negalėjo niekas padėti dėl radikulopatinio skausmo ir žmogus po 3 metų skausmo, po vos 3-4 gydymų pradėjo jausti jau reikšmingą skirtumą, po 3 mėnesių moteris visiškai skausmo nebejautė ir po 2 metų susilaukė vaiko, nėštumo metu nepatyrė jokio nugaros skausmo apskritai. Ar tai yra vėlgi pacientai onkologiniai, kurie turi nugaros skausmą, ar tai gali būti pacientai su mechaniniu skausmu. Žodžiu, atveju esu turėjęs daugybę ir tikrai galima padėti labai efektyviai. Kitas dalykas, ką aš irgi pastebėjau savo praktikoje, kad tas pačias technikas galima taikyti tiek gyvai, kas veikia efektyviau, bet aš taip pat esu ir sukūręs tokią kaip nuotolinę mėnesio trukmės programą Suvaldyk nugaros skausmą, kur taikant judesį terapinį, pritaikant pagal šitą principą, vėlgi daug žmonių, kurie turėjo įvairius nugaros skausmus, padėjo juos sumažinti per mėnesį laiko, tiesiog darydami pratimus per nuotolį. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad osteopatija tikrai turi daug perspektyvų padėti žmonėms su skausmais ir manau, kad tikiuosi tai gali būti toksai kaip naujas įkvėpimas pasižiūrėti į tą skausmą iš kitos pusės. Tad šiam etapui tą prezentacijos dalį baigiau. Prieš pačią pabaigą būtų man įdomu sužinoti, ar jūs man turit kokį klausimą. Labai ačiū, Kęstuti, girdit mus? Taip, puikiai girdžiu. Tai labai ačiū, labai įdomus, iš tikrųjų labai aktualus mūsų pacientam ir aišku, šiaip ir mums aktualus, nes daugam paskauda nugaras. Tai galbūt klausimų turėtumėt galimybę, prašau. Aida. Nežinau, ar girdisi šiek tiek. Aš puikiai girdžiu, jo, iš tolo netgi, jo. Jo, nežinau, ar Londone tokių būna, Lietuvoje pilna pacientų, kur ateina ir jie negali padaryti jokio judesio, vien dėl to, kad jiems skauda. Tai nebūtinai šaknelinis skausmas, gali būti raumenų skausmas. Tai ką tokiu atveju, ar yra jiems tokia pagalba? Jeigu žmonės ateina su tokiu ūmiu skausmu ar sąstingiu, yra tokie kaip 3 žingsniai, ką galima padaryti. Iš pradžių galima dirbti osteopatijai su manualiniam technikom lokaliais segmentais, kad pagerinti tą tokį judesio kokybę šiek tiek, kad padėti drenuoti galbūt uždegimą, nes mes vis tiek fiziologiškai per judesį veikiam tą vietą, bet kada ir tai jau šiek tiek žmogui padeda, bet tada, kada mes taikom tos pačius principus, ką aš jums pasakojau, ir dirbant ne tik tai su mūsų ne tik su raumenimis, bet su fascijomis, galima padėti atpalaiduoti tikrai. Ir aš esu turėjęs tokių atvejų, kurie ateina visiškai sukaustyti, surakinti ir tai labai padeda. Kitas dalykas, ką galima padėti žmogui, tai tiesiog pamokinti tam tikrų mobilizacinių technikų, tiesiog vos ne kaip technika apkabinti kelius, kada tu atsiguli nugaros, apsikabini kelius ir tempi kelius iki tol, kol pradedi jausti pirmą nugaros tempimą. Ir jeigu tu duodi lengvą pulsaciją aukštyn žemyn, tokiu būdu mes prajudinam juosmeninį stuburo dalį ir taip žmogus gali pradėti judėti laisviau. Ir aišku, trečias patarimas, ką galima duoti visuomet judesio metu, kada jis yra sustingęs ir negali judėti, aktyvuoti mūsų pilvo raumenis. Jeigu mes įtraukiam pilvą į vidų, mes padedam stabilizuoti apatinės nugaros dalies segmentą, tą visą zoną, ir tai padeda žmogui jausti šiek tiek patogiau judant. Tai tiesiog jo yra tokios galbūt atkarpos, ką galima padaryti mes, ir ką galima patarti žmogui, kad jisai pats savo padėtų, kada yra jį kamuoja sąstingis. Ačiū. Ačiū. Na, aš kaip echoskopuotojas tenka susidurti, tarkim, su rotatorių medžiagės sindromu. Norėjau paklausti, ką daro tokiais atvejais, pavyzdžiui, jeigu yra rotatorių medžiagės sindromu, tai tarkim nėra plyšimo, bet yra, tarkim, antiklinės sausgyslės tendinozė. Dar pakartokit dabar kas nors klausimą iš arčiau. Ką daryti, jeigu? Ką jūs darote, nuo ko pradedate darbą, jeigu, tarkim, yra banali antiklinės arba viršdyklinės supraspinatus sausgyslės tendinozė, tendinopatija, peties sąnario. Ir antras klausimas, ką darote tokiu atveju, kai labai daug skausmo klinikoje turim pacientų, kai būna, pavyzdžiui, išorinis epikondilitas. Echoskopiškai matosi kažkoks paprinkimas, netgi kartais matosi mikro įtrūkimai sausgyslių. Mes apie alkūnės funkciją kalbam. Taip, apie alkūnės. Okay.
Puiku, galėtumėm čia mes tęsti jau kitą temą apie viršutinės galūnės darbą. Principai yra tokie patys. Klausiam klausimus su peties skausmo problemom, kodėl tai atsiranda. Dažniausia priežastis peties skausmo, mechaninė priežastis problemų yra prasta laikysena. Jeigu mes norime padėti žmonėms su peties sąnario skausmu, mes turime žinoti, kad tarpas mūsų, tas subacromial tarpas po akrominę ataugą, jisai turi būti laisvas, kad mūsų viršdiglinis raumuo būtų irgi laisvas. Jeigu mes turime prastesnę laikyseną, mes tokiu būdžiu susiaurinam tarpą tarp mūsų subacromial space, tai ertme, ir tokiu būdu mes padarom tokį kaip trinties momentą per sausgyslę, kur mes judindami ranką, mes tiesiog sukeliam trinties momentą ir taip atsiranda problema. Kaip tai spręsti mums? Mes osteopatiškai gerinam laikyseną, dirbam su krūtinės fascijom, dirbam su torokalinės srities segmentais, dirbam su šonkauliais, prie kurių mentis prisitvirtina, nes mentis atlieka didžiulę funkciją mūsų peties sąnariui. Turime aktyvuoti priekinį dantytąjį raumenį, tas serratus anterior, priekinis dantytasis raumuo, nes jisai veda mūsų mentę aukštyn ir žemyn ir tokiu būdu mes galime nukrauti mūsų viršdiglinio raumens problemą. Kada mes dirbam su epikondilitais, ar ten teniso alkūnė, ar golfo alkūnė, labai dažnai jūs galite pasižiūrėti žmogaus alkūnę ir pažiūrėti, ar jisai turi gerą vidinę ir išorinę rotaciją. Dažna priežastis, kodėl žmonės turi tai yra dėl to, kad alkūnės funkcija yra užstrigusi, alkūnė tinkamai netlieka savo judesių, dėl tos priežasties, dėl tam tikrų judesio momentų, judesys eina ne per sąnarį, o per raumeninį audinį. Jeigu tu gali atpalaiduoti alkūnės sąnarį, atpalaiduoti raumens įtampas, aš esu daugybę turėjęs epikondilito atveju, kur tu gali sumažinti skausmą arba visiškai išlaisvinti po vieno net 2 gydymų. O po to tu duodi žmogui tam tikrų pratimų, kad tą sausgyslę galėtum pastiprinti ir išlaikyti tą sveikatą ilgam laikui. Ačiū, Kęstuti. Ar dar kokių klausimų gal būtų? Ne, tai yra, jauniems pacientams daugiau čia tinkamas būtų gydymo metodas, pas mus tai daugiau pacientai, aišku, vyresnio amžiaus. Ar įmanoma dar kažką jiems padėti šito metodo? Dabar kalbant apie, apskritai bendrai kalbant, atsakymas yra taip. Aš irgi labai daug dirbu su geriatrijos pacientais, vyresnio amžiaus pacientais. Ir kas atsitinka pas žmonės, kurie yra su vyresnio amžiaus, įsivaizduokite, jeigu turit mašiną, nusipirkę naują Ferrari automobilį ir jūs neturėjote technikinės apžiūros 70-80 metų. Aišku, bus daug didesnė trintis, nes mašina nėra techniškai subalansuota. Jeigu tu turi vyresnį žmogų, kuris neturėjo tokio dalyko kaip osteopatijos gydymas, bus didesnė trintis kitose audiniuose. Vadinasi, ką mes turim padaryti, mes vėlgi žiūrim žmogaus kūną kaip visumą. Čia mes kalbėjom apie nugaros skausmą, bet ta prasme visas kūnas turi būti subalansuotas. Ir kas yra smagu su vyresnio amžiaus žmonėm, kad jiem mažesnis, tu turi su jais labai lengvai dirbti, nepersispausti, bet net ir mažesnis gydymo toksai įnašas duoda tokius didžiulius ir reikšmingus rezultatus. Ir aš ir savo artimųjų tarpe vyresnių žmonių turiu ir vyresnių tarpe, kur tu taip gali ženkliai pagerinti ir funkciją, ir jėgą, ir apsaugoti nuo kritimų, kad prevencija būtų, kad žmonės nenukristų, nesulūžtų kaulai kažkokie tais. Tai geriatrijai tu tikrai labai daug kur gali padėti pacientams. Gerai, ačiū. Tai dar prieš pabaigą tiesiog, jeigu jūs kad nors norėtumėt su manimi ar tais dar padiskutuoti, ar turit pacientų ar klausimų, ar jūs norėtumėt mokslą kažkokį tai daryti, turite mano kontaktus, galite man drąsiai parašyti arba surasti mane Facebook'e. Mano tikslas yra skleisti šitas žinias, tai bendradarbiaukim, dirbkime kartu ir gerinkime situaciją skausmo klausimais Lietuvoje ir gal net ir pasaulyje. Gerai, Kęstuti, labai dėkojam, labai buvo įdomu ir linkim sėkmės ir galbūt ir Lietuvoje atsiras kažkada daugiau tokių aktyvių specialistų. Tai mano vienas iš dalykų, ką aš darau šiuo metu, aš turiu paruošęs Lietuvai programą. Metų programą ir aš jau šiuo metu mokinu kineziterapeutus ir kitus specialistus, kad jie būtent mokintųsi tai, ką aš darau. Tai jo, mano tikslas yra plėsti mokymą taip pat, tai specialistų jau to irgi bus, tai bus kam siūsti ir Lietuvoje. Turėsim kur nukreipti skausmo klinikų kineziterapeutus. Gerai. Taip. Tai dėkui. Ačiū Jums labai. Viso geriausio. Iki kito karto. Ačiū labai. Gerai, tai tada